Kai tau per 30, staiga pastebi, jog tavo gyvenimas panašus į šviesoforą. Jei esi viengungis, tau visada šviečia žalia šviesa. Viskas aplink juda ir tu laisvai keliauji per gyvenimą. Ir visokių dalykų gali nutikti. Jei nesi vienišas, tau dega geltona šviesa. Esi kažkur per vidurį ir iš karto mėgaujasi dviem pasauliais. Iš vienos pusės tu dar tebesi judesy, o iš kitos pusės jau imi viskuo abejot ir ruošiesi sustot. O jeigu tu vedęs, tau dega raudona šviesa. Ir nei geltona, o juo labiau žalia tau nebenušvis. Dabar tu šeimos žmogus ir apie save daug galvoti netenka. Tu stovi vietoje ir nejudi. Štai ir visas gyvenimas, kaip šviesoforas. Jeigu jau kreipiatės į mus, tai supraskit, kad nieko nėra neįmanoma. Viskas priklauso tik nuo jūsų fantazijos. Galima pastatyti 3 aukštų sceną, galima iš palubės ant virvės Mikutavičių nuleisti. Aprengta, pavyzdžiui, balerinos kostiumu. Ir būtų tikrai juokinga. Jeigu norėtųsi paprastesnio humorėlio, galima nusamdyti Stonkų su savo bairiais arba kažką panašaus. Žodžiu, viskas atsiremia į sumą, kokią norit paaukoti šitam renginiui. Aš manau, mes turime apie... Mes galime skirti 1000 eurų. Puikus pasirinkimas. Ir už tokią sumą galima padaryti nuostabią šventę. Kokuliai su skoniu. Žodžiu, valgykla Antakalnio gale, užkandžiai, traškučiai, riešutukai, vaisvandeniai, prie durų gieda Gerda Stiklickaitė. O kas jinai tokia? Yra nuomonių, kad genialiai parodijuoja Butkutę. Bet kokiu atveju bus juokinga, pažadu. Nagevičiau, staigiai į mano kabinetą. Atsiprašysiu, valdžia. Nežinau, ką daryti. Čiagi ne juokas, čia galima sakyti, gimtadienis didžiausio Lietuvos oligarcho vaikui. O, super, babkė bus. Tai tas babkės uždirbti reikia. Tas vaikas, supranti, Lietuvai nebuvęs, jisai čia iš užsienio atvežtas, ką su juo daryti neaišku. Žiūrėk, tautinis kostiumas, kudučiai ir į trasą. Tu turmas. Dar klumpės ant tos užkabė. Ne, man taip viskas nusibodo, tie santykiai su Rita, va čia jau. Jau. 2 naktys čia tau santykiai. Aišku, santykiai, bet tokie santykiai ne man. Klausyk, švęsim laisvę vakare. Ko? Gerai. Aš Edvinui paskambinsiu, gerai? Tik primink, kad žmonai pasisakytų. Aš nesuprantu, kaip tai yra iš vis įmanoma. 200 eurų už kilimėlį į tualetą. Jį dizaineris darė. Aha. Už 200. Kaip man dabar reikės atsipalaiduoti. Sveikas, Raima. Sveikutis! Pasisveikink, Eglė šalia sėdė. Gerai, seniuk, pasuksiu vėliau. Gerai, iki. Kodėl tu pasakei jam, kad Eglė šalia sėdi? Ką? Kodėl tu pasakei jam, kad Eglė šalia sėdi? Pasisveikink. Tai mandagu sveikintis, taip. Paprasta. Mandagu? Tai ką jis iš mandagumo ragelį padėjo? Nes Eglė šalia sėdi, taip? Aš nežinau. Klausyk, Edvinai, tu kažką nuo manęs slepi? Kaip aš nuo tavęs jau tikrai negaliu nieko nuslėpti. Jeigu tu nuo manęs nieko neslepi, kitą kartą, kai skambins tavo draugai, nesakyk, kad Eglė šalia sėdi. Aišku? Aišku. Gerai tada. Raima, tu ką, durnas? Ar kas tai? Kodėl tu iš karto sakai, paskambinsiu žodžiu? Tu ką, negali su manim pasišnekėti? Paklausti, kaip aš gyvenu, ar dar ką nors, nežinau. Dabargi jinai mane įtarė. Teisingai, seniai, atsiprašau. Ir kas dabar man iš to tavo atsiprašau? Ašgi dabar negalėsiu sakyti, kad Eglė yra mašina. Jinai mane įtarė. Gerai, seniai, viską supratau. Baigiam, šiandien mes tūsinam, ane? Žaibas. Nu kur tu? Kur Albertas? Tai paskambink. Alio? Nu, kur tu? Namie, o ką? Kaip suprast namie? Tik tarėmės, kad šiandien mes tūsinsim. Švęsim mano išsiskyrimą su Rita. Ai, tu pirkūnas, pamiršau visai. Klausyk, seniai, Edvis jau čia, atvarai? Klausyk, gal vėliau pakalbėsim. Koks vėliau, tik mes dabar kalbam. Na, gerai, kad kalbu, žodžiu, bus vėliau matyti.
Bus matyt. Dar net nesusituokio, jau turi atsiklausti, ar gali su mumis išeiti kur nors. Jis vėlačius. Klausyk, tu siūlo gal turi? Yra vonioj muilo. O, gerai, gerai. Klausyk, Saulytė, toks reikalas. Matai, mes šį vakar Edva, Raima jau klube, tarėme susitikti. Jeigu pusvalandžiui nubėgčiau, jeigu tu nieko prieš. Kad nori. Dėl Raimos, žinai, kai su rytais įskyrė, tai ten ašaras, nargliai, žinai, tai sakom, susitiksim, paguosim. Tai žinoma, daryk kaip nori. Žinai, galvojau, pasilgau, savaitę nesimatėm, pabūsim kartu. Bet jeigu reikia, tai reikia. Čia. Klausyk, Raima, davai šiandien be manęs. Nusikaliau, negaliu, išgersiu alaus, nulūšiu, žodžiu, kitą kartą. Iki. Meškiu kitą kojytę. Gimtadienis bus laiku ir aukšto meninio lygio. Bus juokinga? Nori, kad būtų juokinga, bus juokinga. Tai pirmin, prajokink mane. Aha, Nagevičiau, prajokink žmogų. Tuoj prajokins. Jisai netgi humoro lygoj dalyvavo. Gal matėt? Anekdotas. Eina kiškis mišku. Ai, ne, čia su keiksmažodžiais. Šitą negalima. Kitas. Ateina kiškis į parduotuvę, sako, kokio turi šampūno. Jam sako, kiaušininio. O jisai sako, o kaip gaila, norėjau nusiprausti visas. Nagevičiau, koks kiškis, koks šampūnas. Žmonės iš užsienio atvažiavo. Svarbiausia, tu pasakyk mums, kokio tu gimtadienio nori. Mes viską padarysim. Viską. Nenoriu aš gimtadienio. Noriu super šou. O, puikus pasirinkimas. Super šou. Padarysim. Galima jachtą išnuomoti, jeigu reikia mergaičių paimti. Žodžiu, bus cool. Seni, tu lochas. Tik tokia apgailėtinė locha, kaip tu dar sako, cool. Žodžiu taip. Noriu, kad mano šou dalyvautų kokia nors žinoma grupė. O tada svarbiausia dalis. Noriu, kad pasaulio kickbokso čempionas Maslobojevas Kuvalda kautųsi ringę su Spidermanu, o patį renginį tegu veda kokią nors žinomą filmę. Jis pas mane didelis amerikietiškų imtynių fanas. Sutvarkysit? Taip. Žinoma, žinoma. Dar. Tu neįsivaizduoji, ką vakar praleidai. Edvi, papasakok. Jo, buvo labai cool. Nesakyk, nes jeigu tu taip sakai, vadinasi, tu senas ir nuobodus. Tu geriau pasakyk, kodėl vakar netvariai. Dar. Sakiau, kai buvau pavargęs. Klausyk, pavargėlį. Netėjai todėl, kad tavęs neišleido. Neišleido todėl, kad pasakai, kad eini su draugais susitikti. Prie ko čia dabar? Dar. Prie to pačio. Jos padarys bet ką, kad neleistų vyram pabūti savoj kompanijoje. O vat jeigu būtum pasakęs, kad tavo firma rengia labdaros vakarėlį senukų namuose, tada prašom, eik, tu turi apsimesti auka, kad tave kur nors išleistų. Tada visur išleis. Supratai? Supratai? Ateisi vakare? Bus matyt. Dar. Vėl bus matyt. Paduodam. Ir kaip susitarėm, ha? Kai 2 kartus sukosėjau, vadinasi Eglė mašina. Eglė mašina, kai 2 kartus sukosėjau, taip? Galiną patrauk. Nuimkitgi. Na gerai, einam prie kito. Aha, tuoj kaip? Ne, prie to. Primenu, manęs čia nėra. Taip. Sveikas, Albertai. Kaip tu? Gerai, normaliai. Šitą. Tai aš tau vėliau perskambinsiu. Nu, davai. O, Raima. Labukas. Ką tu? Labas, Eglė. Labas, Raima. Gerai, seniuk, pasuksiu vėliau. Nu, davai.
Tas Raimas su savo depresijom nebegaliu. Oi, Raima depresuoja. Rimtai, po tų skirybų su Rita siaubas, kas darosi, nevalgo, geria, iš lovos nesikelia. Kaip keista, aš galvoju, jis džiaugiasi atsikratęs. Tokia džiaugsmo čia nepalinkėsi niekam. Žiūrėk, kiek žinučių prirašė, 6 kartus skambino. Pavargau. Atvaryk, pasiguost, pakalbėt. Aiškink jam, koks jis stiprus, kaip jisai susitvarkys, kad neimtų tablečių. Košmaras. Gal tu nuvažiuok pas jį? Irma, baig. Aš rimtai pavargau nuo jo. Man norisi su tavim pabūti. Tai aš irgi noriu su tavim būti. Bet tu tikrai dabar jam reikalingas. Baig. Apsės be manęs, sėdu atvažiuos. Ką tu kalbi, privalai pasibūti dabar pat. Važiuok. Nu ką tu? Man vis tiek geriau su tavim pabūti. Aš irgi noriu būti su tavim, bet tavo draugų reikia tavęs. Dabar pat, važiuok. Na, jeigu tu taip sakai. Tai ko tu vakar netvarei? Tai Eglė neišleidė. Ir vis per tave. Taigi aš kosiai, o tu iš karto labas Eglė. Nu taigi, aišku, viskas. Čiagi žentas, Raima. Nebyk, susimaišiau. Kas man iš tavo nepyk? Toks geras ženklas buvo. Debiliškas ženklas. Čia žinai, kaip reikia daryti. Sveikas, mažylį! Irmutė, paduok man servetėlės. Jos durelėse saulytė. Ačiū, pupa. Sakyk, ko nori, klausau. Va taip reikia. Ne, taip iškart supras. Taip pats galvok. O tu ką darai? O man tai Zinkas pas mane mašinai sėdi, gali kalbėti, ką nori. Alio. Labas, Raima. Ką tu? Su Agne važiuojam į kiną. Agne, čia ta, kur ūsai želia? Sakiau, kad tau ūsai želia. Padarom taip. Mes tau skambinam ir galvojam, kad Eglė visą laiką šalia. Jeigu jos nėra, tu sakai, jos nėra. Supratai? Supratau, Eglė visada šalia. Nu tai, paprasta. Op, soriukas. Kuvalda. Maslavojevas skambina. Alio? Tai va, seniai. Sutarėm, Eglė visada mašinai. Taip? Gerai. Aš tai sutinku. O kas bus Spider-Manas? Bus. Tu ką, visai išprotėjai. Nu, ko tu miščioji kaip mažvaikis? Čiagi Spider-Manas, kaukė ant veido, galų gale nesimato. Porą kartų nugriūsi, porą kartų atsikelsi ir viskas. Ai, tu išgi muštis nemoku. Aš paskutinį kartą mušiausi kokioje 3 klasėje su tokia dūra ir tai gavau. Kokios muštynės? Čiagi vaidinimas. Tipo eini, tipo tau trenkia, tu tipo nugriūni. Viskas. Man vis tiek baisu. Eik tu šikt. Nu gaila, pinigai prapuola. Kokie pinigai? Na, pinigai ne per didžiausia 50 eurų, bet per 10 minučių. Ir už kiekvieną nukritimą dar plus po 10 eurų. Raimas skambina. Sveikas, seni. Seni, sustinkam vakare, bus krūva mergų, garantuoju. Ja. Gerai, atvarom su Edva. Varysi į klubą tą progą. Jeigu tu varysi ir aš varysiu. Gerai. Raima, aš nežinau, tu nedaryk nesąmonių. Nu, tu laikykis kažkaip. Klausyk, mes atvažiuojam. Kažkas atsitiko? Raimundai, blogai labai. Raima, nekalbėk nieko apie tas tabletės. Nu, kad tu durnas. Nu, sėdė, kur sėdi, mes tuoj atvažiuojam. Aš nežinau, ką daryti. Važiuojam, nes Raima tai kaip mažas vaikas. Visą laiką iš mūsų atima. Mes dar su Eglute kažkur turėjom eiti šiandien vakare, bet jau dabar tai... Klausyk, Edva, gal tu vienas važiuok, aš paskui prisijungsiu, nes kažkaip Irma grįžo, tai... Albertai, apie ką tu kalbi? Tavo draugui tavęs reikia, tu jau pat važiuok. Nu, va ką tik grįžai, tai aš galvoju, su tavim pabūsim, pasiilgau šiaip ir taip. Ir aš tas nuškutį pasiilgau. Bet čia rimtas reikalas. Reikia kažką sugalvoti. Raima.
Nori, liaukis, nebeverk. Pažiūrėk, visi geriausi draugai su tavim. Ir aš netikėtai taip atvažiavau. Buvo ir Edvinas, ir Albertas. Ir Eglutė atvažiuoja. Ir Eglutė. Dar ir Eglutė. Nu, jūs geriausi draugai. Žinai, aš tau labai dėkinga, kad vakar mane pakvietėt prisijungti. Ir Raimą visai kitom akim pamačiau. Tai ir Raima irgi buvo labai laimingas tave pamatęs. Jis labai tikrai apsidžiaugė. Kas? Telefonas. Sveikas, Raima. Sveikas. Ką tu? Nieko, kaip laikais? Aš normaliai irgi. Jo, fainai. Šiaip, kas naujo? Ką tik atsikėliau. Nu tai davai. Nu gerai, pakalbėsim vėliau. Iki seniai. Kas čia buvo? Kas? Čia jūs normaliai visada tai bendraujat? Jo, tai. Beždžionės turiningiau bendrauja. Klausyk, išleisk mane čia kur nors. Alio. Raima, tu nepatikėsi, viskas suveikė, viskas gerai, neįtarė. Super, reiškia taip, ryt į striptizo klubą. Kokį klubą? Į naują, du arbūzai. Aš ten buvau. Tu įsivaizduoji, ten mergiotės galima liesti. Su kuom? Rankom, kuo daugiau. Kad tu žinotum, ką jūs ten išdarinėja. Alio. Raima, tu nepatikėsi, viskas suveikė, viskas gerai, neįtarė. Super, reiškia taip, ryt į striptizo klubą. Kokį klubą? Į naują, du arbūzai. Aš ten buvau. Tu įsivaizduoji, ten mergiotės galima liesti. Su kuom? Rankom, kuo daugiau. Kad tu žinotum, ką jūs ten išdarinėja. Ten yra dvinukės, kaip tau šitas. Raima, Eglė. Jūs ten tokios prisirpusios, o dar moteris policininkė su lasdele ir lateksu. Eglė. Ką? Paduok man servetėlės. Eglė, dar kartą labas. Rita? Raima! Ką tu čia darai? Aš net neįtariu, kad tu dėl mūsų taip jaudinėsi, mielasis. Žinai, tu esi pirmas vyras, kuris dėl manęs norėjo nusinuodyti. Aš tokia laiminga. Pavyzdžiui, noriu kavos. Labas vakaras, ponios ir ponai! Good evening, ladies and gentlemen! Šį vakar įsimintiniausia kova, įsimintiniausia titanų dvikova, kurios jūs nepamiršite visą savo gyvenimą! Mėlynajame ringo kampe Europos ir pasaulio kickbokso čempionas Sergejus Maslobojevas Kubalnas! Atrodo, jam tai rimta. Jam tiesiog pasiruošti reikia. O tu įsitikinęs, kad čia vaidyba. Tu pat pažiūrėk. Ir kartu nepralaimėjęs paslaptingasis Spider-Manas! Viskas. Man reikia į tuliką. Gerai. Bet paskui.
Raimondai, o taip gera. Alio. Sveikas, mažylė. Klausyk, mano Irma šiandien su draugė susitinka, tai turiu laisvą vakarą. Gal einam kur nors? Edviną aplankysim ligoniniai. Tada laus. Ką manai? Bus matyt. Ką reiškia bus matyt? Nu, bus matyt, aš tau perskambinsiu. Kažkas nutiko? Albertas, sunku darbė, suorganizavo kažkokį šou, kažkiam vaikui nepatiko, pažemino pareigose Albertą. Žinai, sunku jam dabar, nori išsipasakoti, išsikalbėti, o aš dabar negaliu, žinai. Bet tik taip gera, Raimondai.